Taigi labas vakaras visiems, su jumis Trading Inkubatorius, čia aš Artūras, pabandysim padaryti savaitinę apžvalgą tokią. Praeitą savaitę iš tikrųjų buvo tokia gan įdomi, sakyčiau, truputėlį man asmeniškai neprognozuota, bet sureagavom kai kuriuose vietose iš tikrųjų greitai pakankamai ir ėjom daugmaž su rinka į vieną pusę. Euras GBP. Aš pamenu, lygtais praeitą savaitę kalbėjau, kad iš tikrųjų kol kas tai jisai yra niekur, tai jisai yra vis tik tais, kol čia aukščiau neprasimušė kažkur tai, tol iš tikrųjų su juo kažką daryti būtų pakankamai sunku, tai aš jį palikęs esu ramybėje visiškai ir pardavimų už tokių nedarau beveik niekada, kada jau man yra kanalinė prekyba, tik tai šitoj vietoje pardavinėčiau, šičia arba šitoj vietoje kažkur tai pirkčiau. Visi kiti variantai iš tikrųjų manęs nedomina visiškai. USD Kanada. Praeitą savaitę kalbėjau, kad 1.350 būtų magnetas jo, bet kokiu atveju aš manau, kad tas 1.350 ir bus magnetas, galbūt net ir yra. Šiuo metu kaina siaurėja iš tikrųjų, matom stipriai. Aišku, čia dabar užsipirkus, jei kažkas yra užsipirkę, tai tikrai žinau, kad yra tokia nervų tampykla. Labiau gal tikėtina, kad iš tikrųjų pramuš iki to 1.350 iš to kainos siaurėjimo, bet kol kas labai žinau, kad psichologiškai yra sunku, nes dabar jau čia yra pakibęs jisai šitoje vietoje ir psichologiškai kol kas būtų sunku išlaikyti. Tikrai nepardavinėčiau jo, tik tais pirkimus žiūrėčiau. Australas ir USD įdomi situacija, labai įdomi situacija. Praeitą savaitę kalbėjom, kad dabar turi jisai visą šitą erdvę kritimui, bet kas man patiko labai, kaip sureagavo kaina į 7.00 ir vis tik tai 7.00 yra pasirodo svarbus skaičius, tol kol kaina neužsidarinės žemiau 7.00, apie pardavimus nekalbėsiu, nors trendą turim ir besileidžiantį, krentantį trendą turim, tai tol kol kaina neužsidarinės po 7.00, tol pirkimų nežiūrėsiu. Pats asmeniškai esu užsipirkęs po šitą didelę žvakę. Vat po šitą, kaip tik šitoje vietoje esu užsipirkęs, čia yra stopai ir čia jau kažkiek dienas yra to pliuso. Aišku, stopus persikeliusiu paskui kažkur čia, jeigu tik tais kainą matysiu, kad vis tik tais važiuoja į apačią. Bet tol, kol 700 yra nepramušti, tai yra neužsidarė kaina apačioje jų kažkur tai, tol nepardavinėsiu. Naujoji Zelandija su doleriu, tokia mėgstanti pora išsidirbinėt va tokiose vietose, kaip čia, tos tokios vietos. Dabar tas pats iš tikrųjų lygiai vyksta čia. Tai manau, kad vis tiek trauka yra jos į apačią, kol kas trendas yra tik tais į apačią. Čia tokius pagrindiniai skaičiai, tokie kaip 6.5, 6.2 PM jau kaip ir sutvarkyti, 6.2 PM dar nelabai, bet jau link to eina. Ir čia toksai 6.00 iš tikrųjų įsižiojęs. Man atrodo laukia jisai tos kainos, tai vat, labiau man tikėtina, kad kaina iš tikrųjų fokusuosis į apačią ilgo laikotarpį. Euras ir Japonijos jena, palikau čia savaitinį grafiką, iš tikrųjų jungiau tikrai savaitė užsidengė prieš tai buvusią savaitę, nežinau, sunkus variantas, labai sunkus ir manau, kad čia yra tik tais manipuliacija šitoje vietoje buvo, būtent čia. Ir aš ją įskaičiuosiu kaip manipuliaciją ir labai stiprų lygį šitą. Kol kas pardavimus žiūrėčiau tik tais tuo atveju, jeigu užsidarinėtų kaina kažkur tai šitose vietose. Visais kitais atvejais ir dabarties ieškočiau tik tais pirkimų. Pats asmeniškai šitą porą įsivaizduoju sekančią ateinantę savaitę. Manau, kad čia gali būti visko, bet kokiu atveju, kada savaitė bus labai sudėtinga, nes, kaip mes sakom, bus Fedo savaitė ir ten bus visokiausių, tenais bus naujienų, visokiausių tenais bus reikalų, tai reikėtų juos iš tikrųjų įvertinti ir būti labai atsargiams. Kol kas tai yra
kol kas čia nėra nieko, iš tikrųjų nežinau, man jau iš tikrųjų čia nepatinka niekas, aš asmeniškai čia gali net ir tai būti, visaip čia iš tikrųjų gali būti tas 1.3, kaip ir stiprus, nežinau, galbūt tą gali tikrinti. Nebūčiau linkę šitų porų daryti nieko, kol neprasimuštų šitų visų viršūnių. Tik tai tada kažką tai spręsčiau su jie daryti, kas kitu atveju nieko. Kanados doleris ir Japonijos jena. Dieniniam grafike matau tik tais kritimus, kol kas tai matau tik kritimus. Aišku, čia užstrigo stipriai ant 50 FIBO šitoje vietoje. Paskutinės dienos tokios išparduotos vis tiek tempia prie 90. Jeigu 90 iš tikrųjų užsidarinės apačioje žemiau 90, manau reikėtų tik tais pardavinėti ir daugiau nieko, ar dar bandyti tikėtis tokios 6.1 FIBO, kad pasiektų, ir paskui 85 kaina, kai tik būtų maždaug panašiai. Tai su Kanada ir Japonijos jena maždaug įsivaizduoju taip techniškai, bet čia iš tikrųjų šita technika dabar gali absoliučiai visiškai nesuveikti, nes fundamentas bus baisiai stiprus, tas, kuris bus ateinančią savaitę, tai reikia būti atsargiem. GBP ir USD praeitą savaitę sakiau ir minėjau, kad tikrai nepirkčiau šitoje vietoje, bet viskas pasikeitė tada, kada gavomės va šitą pirmadienį. Čia buvo pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis. Tai va pirmadienį gavom šitokį mes ir mes jį interpretavom iš karto kaip manipuliaciją į apačią. Ir todėl iš karto buvo prisipirkta kažkur. Čia mes prisipirkom kažkur mes jo kažkokio tai vietoj. Galbūt čia ketvirtadienį, man atrodo, prisipirkom kažkur čia. Ir kol kas, tai manau, dar turėtume erdvės 1.550, galbūt 1.560, galbūt šitoj turėtume vietoje kažkur tai erdvės. Kaip ir prieš tai minėjau, nelabai ne aš, ne čia pas mane kolegos, pas mus iš tikrųjų netiki svaro pigimu, nežinau, kodėl turėtų pikti. Ir dar prieš tai sakiau, kad labai man keista buvo, kad čia šita visa tokia banga pasileido. Bet čia turbūt kažkas tai labai daug įmetė pinigų, nes kažkam reikėjo geresnės kainos šitoje vietoje pasiūlyti, gal kažkaip tai užsipirkti. Bet kokiu atveju kol kas būtume labiau linkę į pirkimą svarų, bent jau trumpų laikotarpių, ten 1.5 PM, 1.5.6 kažkur tai tokiais lygiais. Taigi kol kas tiek, daugiau iš tikrųjų aš labai kažko tai tokio įspūdingo įdomaus nematau. Dar kolega mano Vykintas aprašys kai kurias poras ir visas tas mūsų analizės galite pamatyti pas mus www.tinkup.lt puslapį. Kol kas iki, geros savaitės, nepamirškit, kad iš tikrųjų bus labai daug stiprių naujienų ir nerizikuokit per tas naujienas daug nerizikuokit, nes iš tikrųjų labai yra pavojinga. Geros prekybos ir geros jums savaitės iki.